Armėnija faktiškai pasiuntė rusus ir asmeniškai Vladimirą Putiną, kuris nusprendė kelti ultimatumus ministrui pirmininkui Nikolui Pašinjanui, kai pastarasis išvakarėse susitiko su Rusijos diktatoriumi. Kaip Nikolas Pašinjanas tyčiojosi iš Putino, kai kalbėjo apie tai, kad Armėnijoje socialiniai tinklai ir internetas nėra blokuojami, skirtingai nei Rusijoje, esu tikras girdėjote. Tačiau daugelis praleido vieną labai svarbų momentą. Per retą Kremliui tiesioginių nuomonių apsikeitimą Rusijos prezidentas viešai perspėjo Armėniją, pasakęs Jerevanui, kad šis rinktųsi tarp ES ir Rusijos. Tipo, jei nepasirinksite, ką mes padarysime, paimsime ir pakelsime jums dujų kainas. Na, tai yra tai, ką Rusija visada darė, pavyzdžiui, Ukrainos atveju, šantažavo dujų kainomis. Ir štai šiandien Jerevane atsakė, kad geriau Vladimirui Putinui užsičiaupti su tokiais ultimatumais. Šiandien Armėnijos parlamente buvo pareikšta, kad Jevanas pasitrauks iš ODKB ir EAES, jei Rusija priims sprendimą padidinti į Respubliką tiekiamų dujų kainas. Tai buvo signalas, kad niekas šiame regione jau seniai nebebijo jokių rusų. Tačiau už viso to slypi ir armėnų sandvičių su amerikiečiais. Ir visą tai dabar aptarkime kartu. Tačiau ne patį faktą, kad Pašinjanas tyčiojosi iš Putino, o giliau slypinčius šio susitikimo momentus. Mano vardas Aleksejus Pečerijus. Aptarkime šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami prašau jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka ir parašyti bet kokį komentarą. Ir draugai, jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti finansiškai. Bet kokia auka ar mokama rėmėjo prenumerata pagal nuorodas ir rekvizitus esančius šio vaizdo įrašo aprašyme. Arba nuskenuokite QR kodą esantį jūsų ekranuose. Būsiu dėkingas už bet kokią pagalbą. Taigi, kaip jau visi žinote, išvakarėse įvyko labai įdomus Armėnijos premjero Pašinjano ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimas. Ir štai susitikimo metu Putinas viešai perspėjo Armėniją, pasakęs Jerevanui, kad šis rinktųsi tarp ES ir Rusijos. Iš esmės tai buvo ultimatumas, tačiau Putinas pamiršo, kad šiame regione jo jau beveik niekas nebijosi. Ir štai Armėnijos premjeras atsakė, kad jo šalyje žmonės vadovaujasi demokratiniu politiniu procesu, o ne tokiais diktatoriais kaip Vladimiras Putinas. Na, o kaip pasakė pasitikinti savimi Putinas, Maskva netoleruos Jerevano artėjimo prie ES. Ir tuoj pat pridūrė, kad jei Armėnija ir toliau judės Europos link, Rusija gali nutraukti rusiškų dujų tiekimą Armėnijai. Beje, tai dar vienas ženklas visiems tiems, kurie mano, kad su laukiniais rusais galima turėti reikalų. Ne, negalima, nes rusai visada grasina. Ir jie nemoka elgtis civilizuotai. Civilizacija ir rusai tai visiškai skirtingos sąvokos. Jie nemoka, jie visada grasins. Štai vienintelis dalykas, kurį jie turi, tai naudingosios iškasenos. Viskas. Tomis naudingosiomis iškasenomis jie nuolat grasina. Galiausiai Vladimiras Putinas pareiškė, cituoju, matome, kad Armėnijoje vyksta diskusija apie santykius su ES plėštrą. Reikia tiesiai ir sąžiningai pasakyti, kad narystė Muitų sąjungoje ir su ES ir su Eurazijos ekonominė sąjunga yra neįmanoma. Pažymėsiu, kad šis Eurazijos ekonominė sąjunga, kurią Rusija sukūrė 2015 metais, atima Armėniją, Baltarusiją, Kazachstaną ir Kirgiziją. Ir jis skirtas užtikrinti laisvą prekių, kapitalo ir darbo jėgos judėjimą tarp jo narių. Tačiau kaip ir ODKB, tai yra dirbtinė struktūra, kuri nei iš tolo neprilygsta ES. Ir štai tokiame kontekste Vladimiras Putinas susijaudino dujų tiekimo Armėnijai temą, pareiškęs, kad šiuo metu Rusija parduoda dujas savo kaimynei gerokai mažesnę kainą nei ES. Putino citata. Dujų kainos Europoje viršyje $600 už 1000 kubinių metrų. Tuo tarpu Rusija tiekia dujas Armėnijai po $177,5 už 1000 kubinių metrų. Prisiminkite, kad skirtumas yra milžiniškas. Tačiau esmė ta, kad nuo tada, kai Armėnija sudarė taiką su Azerbaidžanu, ji vis dažniau pareiškia, kad siekia glaudesnių ryšių būtent su ES. O Pašinjanas netgi pareiškė ketinantis ateityje prisijungti prie ES. Atsakydamas į Putino grasinimus, Armėnijos premjeras Pašinjanas aiškiai pabrėžė, kad jo šalis, skirtingai nei Rusija, turi naują padėtį Pietų Kaukaze ir buvusioje Rusijos įtakos zonoje. Jis sako, jūs šiek tiek supainiojote, mes jau nebe ta Armėnija. Toliau Pašinjanas pareiškė, kad kai teks rinktis tarp šios Eurazijos ekonominės sąjungos ir ES, tai akivaizdu, kur eis armėnai. O kol kas tegu Putinas džiaugiasi tuo, kad armėnai apskritai balansuoja.
Ir štai žinote, atsižvelgiant į daugelį metų trunkančios įtakos Pietų Kaukaze silpnėjimą ir panašu nuolatinį Kremliaus ketinimą daryti įtaką politinių sprendimų priėmimui Armėnijoje, Putinas pasakė Pašinjanui, kad Maskva labai tikisi, jog prorusiškoms jėgoms bus leista laisvai dalyvauti birželį numatytuose parlamento rinkimuose Armėnijoje. Ir Putinas prisiminė, kad kai kurie prorusiški atstovai buvo įkalinti. Na, pavyzdžiui, Putinas paminėjo rusų armėnų milijardierių Sambelą Karapetjaną, kuris buvo suimtas praėjusiais metais po raginimų nušalinti vyriausybę nuo valdžios. Ir Putinas nuoširdžiai tai pareiškė, sako, nesuprantu, sako, šis asmuo iš tikrųjų turi Rusijos pasą, o tai neva automatiškai reiškia, kad jo liesti negalima. Suprantate, kokioje realybėje gyvena šie rusai ir Putinas? Jie kažkodėl priprato ir patys savo įsikalbėjo, kad jie esą kažkokia, nežinau, aukštesnė rasė ar kas. Jis sako, paklausykite, kaip tai galėjo nutikti? Jis juk turi Rusijos pasą, kaip jūs išdrįsote jį pasodinti į kalėjimą? Bet, dar kartą pakartosiu, Vladimiras Putinas pamiršo saiką. Na, jis šiame regione jau niekas, viskas. Galiausiai Pašinjanas jam taip atsakė, cituoju. Primenu, kad pagal Armėnijos įstatymus politiniai kandidatai turi turėti tik Armėnijos pilietybę. Ir tokiamis sąlygomis jokių apribojimų politiniai opozicijai nėra taikoma. Asmenys turintys Rusijos pasus pagal Armėnijos Respublikos konstituciją negali būti nei kandidatais į deputatus, nei kandidatais į ministrus pirmininkus. Primenu, Armėnija yra demokratinė šalis, kurioje politiniai procesai vyksta nuolat. Be to, primenu, mūsų socialiniai tinklai, pavyzdžiui, yra 100% laisvi be jokių apribojimų. Skirtingai nei Rusijoje, Armėnijoje nėra politinių kalinių. Apskritai, jei atvirai, pas mus nėra politinio proceso dalyvių laisvės atėmimo vietose. Pas mus yra piliečių, kurie mano, kad Armėnijoje per daug demokratijos, tačiau mums tai yra principinis klausimas. Apskritai, Armėnijos santykiai su Rusija tampa vis labiau įtempti po to, kai Azerbaidžanas 2023 metais visiškai susigrąžino Karabacho regioną. Galiausiai 2020 metais Armėnija sustabdė savo narystę Rusijos vadovaujamoje kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje, po to, kai Maskva nepalaikė Jerevano per Karabacho eskalaciją 2022 metais. Galiausiai Pašinjanas pareiškė, kad Armėnija liks KSSO narė ir neveiks dėl paprastos priežasties. Citata. Mes iki šiol negalime paaiškinti savo tautai, savo piliečiams, kodėl KSSO nereagavo nepaisant egzistuojančių įsipareigojimų. Vienta. Atsakydamas Putinas tik pareiškė, kad nemato prasmės aptarinėti šio klausimo, nes tai jau praeities įvykiai. Esą kam jau vėl kelti senus dalykus. Tai yra Putinas apsimetė kvailiu, sako, taip, buvo taip, bet neaptarinėkime šios temos. Nikolas Pašinjanas, prašau, apeikime šią temą. Tačiau reikia pripažinti, kad Rusija akivaizdžiai nedalyvavo Karabacho taikos procese tiek jo metu, tiek po susitarimo pasiekimo. Ir Jerevanas, ir Baku automatiškai sinchroniškai atsiribojo nuo Maskvos, kartu perorientuodami savo užsienio politiką į ES ir JAV. Galiausiai šiandien Armėnijos parlamento pirmininkas Alenas Simonianas pareiškė, kad Jerevanas išeis iš šios KSSO ir ES, į Rusiją priims sprendimą padidinti į Respubliką tiekiamų dujų kainas. Na, kitaip tariant, jei Putinas įvykdys savo grasinimą dėl dujų, jis sako, tada išeisime iš šių organizacijų, kam jų reikia. Nes būtent tuo grasina Putinas. Citata. Tokie pokalbiai susiję su dujų kainomis nėra nauji ir vyko daugelį metų. Turiu pasakyti, kad jei Rusija priims sprendimą padidinti dujų kainas Armėnijai, Armėnija priims savo sprendimą ir galutinai pasitrauks. Tiek iš KSSO, tiek iš ES ir kitų su Rusija susijusių struktūrų. Štai taip Rusijos įtakos šiam regionui era oficialiai baigėsi. Ir kaip matote, niekas jo jau rimtai nebepriema. Ir jam telieka sakyti, na jau, tiesiog nelieskime šios temos ir jos neaptarinėkime. Ir atkreipkite dėmesį, kaip jis sėdėjo ir susigūžė, kai Pašinjanas sakė, pas mus interneto neblokuoja, skirtingai nei pas jūs. Čia padėsiu daugtaškį, jūsų nuomonę, jūsų išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Ir būtinai prenumeruokite mano Telegram kanalą Pečiai News. Nuoroda į jį yra aprašyme. Šio vaizdo įrašo aprašyme taip pat rasite visus būdus, kaip galite paremti šio YouTube kanalo veiklą. Būsiu jums už tai dėkingas. Tiek šį kartą. Saugokite save. Iki visi.